Kaip prisijungti prie turinio valdymo sistemos? Tai visada, tai yra, kai jūsų svetainė yra su Texus ten S2, S6.texus.lt, tiek perkelus jūsų svetainę ant nuolatinio domeno, po .lt visada rašysite admin ir tuomet jums rodys štai tokį prisijungimo langą. Į pirmą langelį vesite prisijungimo vardą ir prisijungimo slaptažodį ir spausite prisijungti. Prisijungus matysit štai tokį vaizdą, tai yra viršuje yra bendrieji mūsų kontaktai. Paspaudus štai čia visada atsidarys svetainė, tiesiog galite peržiūrėti svetainę, visada atsidarys nuo titulinio puslapio. Tuomet štai čia yra pagrindiniai moduliai, su kuriais darbuositės, tai žinoma jie skirsis pas jūs projekte, paspaudus turinys matysite tuos pačius, tiesiog čia yra jie išskleisti su subkategorijom, tai čia jų kol kas nėra, bet esmė yra tokia, kad pradiniam lange jūs matot viską, ką matot ir šitam suskleistam meniu. Paspaudus štai čia jūs galite atsijungti nuo turinio valdymo sistemos, o užėjus į žmogeliuko ikoną jūs galite pakeisti savo prisijungimo vardą ir slaptažodį, o norint sukurti naujus prisijungimus, galbūt kolegai, galbūt dar kažkam, jums reikėtų eiti į naudotojai arba štai čia naudotojai ir grupės naudotojai. Tai čia iš esmės yra ta pati vieta, tik pasiekiama per skirtingas vietas. Tai norint sukurti naują įrašą, spausite pridėti naudotoją, svarbiausia yra įrašyti vardą ir slaptažodį. Tuomet patikrinkite, kad štai čia būtų TinyMCE. 99 kartus iš 100 jisai būna TinyMCE, bet kuriant pasitaiko, kad parinktas būna jokio. Tai prašau atkreipkite dėmesį, kad būtų TinyMCE, kitu atveju jums tiesiog redagavimo laukų nerodys teisingai. Taigi pasirenkam šitą, paliekam aktyvus ir priskiriam grupiai. Grupė skiriasi su teisėm, tiesiog ką mato, ko nemato. Tai jeigu norit, kad matytų viską, tiesiog uždedam admin ir puslapio administratorius arba vieną iš jų, nors puslapio administratorius tam tikrų dalių kartais nemato, tai kažkokių modulių, pavyzdžiui, produktų modulyje negali kažko redaguoti. Editorius irgi berods gali tvarkyti tik turinys puslapiai. Jeigu reikia konkrečius modulius išjungti, kreipkitės į mus ir mes pasižiūrėsim, ką galima to vietoj pasiūlyti, ką išjungti, nesugadinant kitų vietų. Taigi čia šitų grupių galima padaryti ir kiek daugiau. Taigi čia supildžius informaciją spaudžiat išsaugoti ir uždaryti ir naujas vartotojas susikuria ir galima jungtis prie admin dalies su naujais prisijungimais.